Ar apsiperkate internete? Tai kam ten pirkti? Taigi taip viską galima prasisiųsti. Pas mane įmonėje vienas varguolis prasitarė, kad tipo neblogai ten tos kompus nusimano. Tai viskas, sėdi ten man parsiunčia visokius dalykus, kokiu man reikia. Bet internetu galima pirkti ir tikrus daiktus, net automobilius, namus, tušinukus. Žinau, būna kartais į eBay'ų nuvarau ten padurniuot. Pamatau, kad jau dėl kokios nors nesąmonės ten baisiai daug žmonių kaunasi, tai aš iškart pasiūlau 100 kart didesnę kainą ir nusiperku tą daiktą. Ir ką tokiu būdu perkate? Tai belent ką. Koks skirtumas, man visiškai nesvarbu. Čia svarbiausia pats procesas yra – aplenkti kitus. Tokiu būdu kažkaip ir tą milijonierišką tokią būtį patvirtini. Pavyzdžiui, ten kokiam nors tam aukcione, ten varžosi kokie nors kolekcininkai dėl kokio nors šūdniekio už kelis tūkstančius, ten taupė, prasilošė, paskui ten tos nuo žmonos slėpė, ten 100 metų. O aš ateinu, šnai ir nusiperku iškart kaip mat. Ir va tokiu būdu savo tą esybę patvirtinu. Nu man gera, net va, nu man patinka tas jausmas, labai labai gerai jaučiuosi, rimtai. Tai nejaugi susidomėjot kolekcionavimu? Principe ne. Kolekcionieriumi esu buvęs tik tai kartą ir labai trumpam. Tam pačiam eBay'ui radau ten kažkokią tai Rolexų kolekciją pardavinėjimą ten už centus. Tai nusipirkau aš tą Rolexų kolekciją. Nu ir viskas, va toks iš manęs ir kolekcionierius. Tai be to labai nuobodu yra, tai dėl to ir mečiau. Tai kur dabar tie vintažiniai Rolexai? Ką žinau? Ko čia manęs klausinėjai? Garaže kažkur mėtosi. Geriau tu pasiklausytum naujo mano eilėraščio. Tai bent kiek dvasiškai patobulėtum, nes iš Maikutės matau, kad tai tikrai reikia. Žodžiu, pavadinau Bastardinė elegija. Klausyk. Gegutė palaido gyvenimo paukštis. Gegutės moralės standartas neaukštas. Bet kur, su bet kuo, be jokios apsaugos. Jei taip ir toliau, gegutė pastos. Vienam vakarėlį sutiko jį kėkštą, auksinio jaunimo atstovą nelėkštą. Jis turi lizdelį miško centre su 2 miegamaisiais balkonų vonia. Gegutė jau manė atradusi laimę, kai pilvo skausmai ją sukaustė ir baimė. Gegutė neščia ir netgi labai. Žlugo gegutės ir kėkšto planai. Gegutė jau prie gyvybės langelio, padėjo kiaušinį, paliko raštelį. Auginkit mane kaip savo paukščiuką. Laimės net benkartas vertas biškiuką.